Pi, 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 pa, 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 pa. 30-50, alio, čia kalba Kalėdų radijas iš vis dar miegančio stebuklingo miško, o su jumis niekada nemiegantis, niekada nepailstantis Kalėdų miško korespondentas Kiškis Romas. Pro mano žvitrės ausis ir stačias akis, atsiprašau, pro mano stačias ausis ir žvitrės akis neprasprūsta ne vienas Kalėdų miško menkiausias įvykis. Dėmesio, dėmesio, šiandien yra pirmoji žiemos diena ir jau tuoj jungsimės į tiesioginę transliaciją su Kalėdų nameliu, kur Kalėdų elfai pakels Kalėdų senelį, o Kalėdų senelis pakels miško gyventojus. Taip pat, žinoma, sužinosime, kokiagi yra pirmosios žiemos dienos stebuklinga pirmoji mintis. Taigi, laukiam signalo. Vis dar laukiam signalo. Kalėdų namelis vis dar nepasijungia. Seneli, tiesioginis. Vis dar laukiam, kol pasijungs Kalėdų namelis. Seneli elfai, kurgi jūs prapuolėt? Atsiprašome už techninius nesklandumus. Dabar girdėsite kalėdinių apuokų atliekamą choro kūrinį Pasiūbavimas. Gero jums klausimo. Seneli, elfai, kas atsitiko? Taigi tiesioginis eteris kalbėjom. Prisivalgėt sausainių vėl, sakiau, daržovės reik valgyt. Kad juos kur susivinioja kopūstai. Taip dar nebuvo.